2 savaitės po vandeniu. Liepos 27 dieną įmerkiau 2 knygeles – Maudstone'ą ir Right in the Rain į vandenį. Šiandien yra rugpjūčio 11, praėjo maždaug 2 savaitės, tai šiandien ištrauksiu ir pasižiūrėsim, kas iš jų liko. Pradžiai ištrauksiu Right in the Rain. Žiauriai tokia glitni, kaip muilų padengta. Šiek tiek rašalas yra nubėgęs, kaip popierius. Nu, nėra, kad visiškai lengvai plyštų, bet jis toks irstantis, sakyčiau. Matosi, kad vanduo tikrai yra pradėjęs jau gerti į vidų. Nu, lengvai įrimo stadijai. Dar tvarkinga tikrai, bet jau tokia pažeista smarkiai. Antra knygelė tai Maudstone'as, glitni tokia. Rašalas tikrai ženkliai mažiau nubėgęs, kame iškart jaučiasi esminis skirtumas – lapo tvirtumas. Prieš tai buvusi tokia labai lengvai plyštanti ir irstanti, tai šitas lapas net neplyšta, kaip matot, net tempęs kaip koks plastikas. Jau vidus prigėręs vandens, čia yra to tikrai nėra ir jinai va tokia tvirtas lapas. Šita tokia jau iš karto savo gniužulus toks. Čia nieko panašaus. Tai čia labai gerai matot, kad lapas jau pilnai pergėręs yra vandens ir iš karto visi paviršiai papučia šviečia. Čia tikrai to nėra ir tas lapas tikrai nėra per geras. Taip ir dėl to, nes tas lapas yra pagamins iš kalkakmenio. Maudstone'as tikrai ženkliai pranašesnis ir laimėjo prieš kitą, sakyčiau, didžiausią konkurentą knygelių Right in the Rain. Tai aš asmeniškai tikrai rinkčiausi Maudstone'ą. O kaina tikrai yra jų labai panaši.